žiūrėkit, turim tokį labai dailų X1, 2015 metų, 2 litriukai, benzinas 110 kW. To pradės, aš jį net gražiai pasistačiau, kad jums būtų dailiau apžiūrėti. Galim iš karto bagažinę parodyti. Na gerai, bagažinė gal ir nėra labai erdvė, bet ir šiaip pats automobilis nėra labai didelis. Nors ir džipo modelio, aukštesnis truputuką. Tai va, plius minus atrodo taip. Aš noriu jį aprodyti jums, kadangi jam yra akcija ir jo kaina yra 10 900. Sėdam į vidų ir iš karto ką mes matom. Sėdinės yra pusiau oda, bet šita medžiaga yra toja ruda, su oranžiniais persijumais, gal nežinau. Šiek visai įdomiai atrodo. Ganėtinai tvarkinga tiek priekyje, tiek ir gale. Šitas galim patraukti. Gale vietos, nu ką žinau, sakyčiau visai normaliai. Elektriniai langai. Automobiliukas yra juodutėlis. Sėdami į priekį, tai mes turim elektrinius langus, veidrodėlius, taip. Turim automatinės šviesas, kaip priklauso, kruizą, taip vadinamą autopilotą. Turim multifunkcinį vairą. Automobiliukas prabėgęs 212 000 km. Klimato kontrolė, viskas labai aišku. Automatas, kaip minėjau, benzinas. Turim šildomas sėdynės, holderį vieną. Antrą, čia dar galėtume ir vazoną su gėlėm laikyti, jeigu norėtumėm. Turim keletą prikurkių, taip pat matau AUX USB jungtį. Čia turim irgi įsidėti, nežinau, dokumentus gal kokius, kad ir tą patį telefoną galėtume įsidėti. Toks labai paprastas, sakyčiau, lengvas automobiliukas. Oda. Visur apsiūta oda. Čia turi medžiagą, medžiaginis apsiuvimas. Tikrai išvaizdus. Lempas irgi labai gražios. Yra parkai, tikrai gale. Nu, žodžiu, žiauriai liuks variantas.